Kviečiame atvykti ir išbandyti vairavimo simuliatorių ir pasitikrinti, ar važiuojate ekonomiškai ir efektyviai. Volvo Trucks centre Vilniuje šio simuliatoriaus pagalba galėsite vairuoti tolimų reisų vilkiką FH ar karjeros sunkvežimį FMX. Važiuoti taupiai dar nereiškia važiuoti lėtai. Visą šito galim puikiai suderinti, planuodami maršrutą ir atsižvelgdami į esamą situaciją. Tad kokie yra tie ekonominiai vairavimo principai? Pradžiai prieš važiuojant užsisegam saugos diržą, įjungiam bėgį, pradedam važiuoti. Daug kas neįsivaizduoja, kiek sunkvežimis turi inercijos, kinetinės energijos važiuoti. Ką vairuotojai labai retai daro, kelio stebėjimas iš toliau, visi žiūri artimesnį atstumą. Pagrindinės taisyklės važiuojant į kalną - išlaikyti pastovų greitį arba jį šiek tiek mažinti. Trumpuose atstumuose niekada nereikia spausti akceleratoriaus, nereikia bėgėtis, nes mes laiko vis tiek nesutaupysim, daugiau neišlošim. Paspaudus akceleratorių iš karto reikės spausti stabdį. Įveikus paruoštą maršrutą sužinosite savo degalų sąnaudos, vidutinį greitį bei galėsite savo rezultatą palyginti su kitais. Pagrindinės vairuotojų daromos klaidos būtų tai eismo situacijos nestebėjimas ir neplanavimas į priekį. Antras dalykas, galbūt paminėčiau, per dažnas akceleratoriaus ir stabdžio spaudimas ir galiausiai neišnaudoja sunkvežimių kinetinės energijos, ypač kalnuotai vietoviai. Gamintojai į šiuolaikinius sunkvežimius turi įdiegę gan nemažai technologijų, pagalbinių technologijų, tačiau pagrindinis veiksminys vis tiek liktų vairuotojas, kuris turi sugebėti jas išnaudoti, kad važiuotų ekonomiškai ir efektyviai. Išbandyti vairavimo simuliatorių iki birželio vidurio gali bet kuris norintis, tai reikia apsilankyti Volvo Trucks centre Vilniuje.